Gerai, bet aš kalbėsiu apie savo knygą, apie gyvenimą po mirties. Tai ir norėjau pasakyti, kad mes čia šiek tiek rimtai pakalbėsime, nes apie tai kalbu aš ramuose visame pasaulyje ir jie sako, kad tai puikiai atitinka jų mokymus. Kai jie yra hinduizmo religijos atstovai, taigi aš taip pat esu susijęs su daugybė skirtingų religijų, nes tai labai logiška. Bet savo darbe, kai atlieki praeities gyvenimų regresijas, kad tai atliktum teisingai, turi vesti žmogų per mirties patirtį. Ir daugelis hipnozės užsiėmimų sako, nelies, kad tai pavojinga. Taip nėra, todėl kad aš lankiau tūkstančių žmonių ir priverčiau juos mirti visais įmanomais būdais ir niekam nebuvo pakenkta, jei žinai, ką darai. Ir todėl žinau, kad tai negali pakenkti, bet per visus tuos 30 metų, kai nuolat atlieku praeities gyvenimų regresijas, pervedžiau tiek daug žmonių per mirties patirtį, nes mirties patirtyje kartais randamas atsakymas į šio gyvenimo problemas. Žinote, fobijas, alergijas galite suprasti, iš kur tai kyla. Ne tik mirties būdas kitame gyvenime, bet ir medicininiai kūno sutrikimai, kurie grįžta prie mirties būdo kitame gyvenime, todėl visa tai yra labai svarbu. Žinojau, kad šimtus žmonių sugrąžindama į praeitį ir išgyvendami mirties patirtį, jie visi tai apibūdino vienodai, visi sakė tą patį. Taigi tai nėra artima mirtis, tai yra tai, ką aš jums papasakosiu, tai ką jie apibūdino kaip tikrąją mirtį, kas iš tikrųjų nutinka, kai mirštame ir kai pereiname. Nes artimoje mirtyje nueinate taip toli, kad turite sugrįžti, bet tai nutinka, kai nueinate visą kelią ir aš paprastai skaitau ilgesnės paskaitas. Noriu stengtis laikytis pagrindinių minčių ir tada pažiūrėsime, ar turime klausimų, nes aprėpiau beveik viską, ką galbūt norėtumėte žinoti šioje temų oloje. Ką aš sužinojau, žmonės sako, kad tai leidžia jiems nebebijoti. Kai jie sužino apie tai ir jiems patinka žinoti, ar kas nors mirė, jie nori žinoti, kur jie nukeliavo, todėl tai yra svarbus dalykai, kuriuos reikia atkreipdėmėsi. Gerai, kai žmogus išgyvena mirties patirtį ir miršta, jie pasakė, kad pirmas dalykas apie juos jaučiasi labai šalta, o kitą akimirką jie stovi prie lovos ir žiūri į kūną. Tai vyksta taip greitai, kad jų manimų tai tas pats, kas atsikelti nuo vienos kėdės ir atsisėsti į kitą, tiesiog išslysti iš kūno, todėl jie stovi šalia lovo, žiūri į kūną ir sako, oho, nežinojau, kad atrodau taip blogai. Patikėkite, paskutinis dalykas, kurio jie norėtų, tai grįžti į tą kūną. Dažniausiai jis serga arba yra negalavęs ir nėra jokios vilties, kad jis kada nors pasveiks. Jie nenori į jį grįžti, nes kitas dalykas, kuris jiem ateina į galvą yra, aš išėjau iš ten, esu laisvas, galiu eiti, kur noriu, galiu daryti, ką noriu, todėl jie to ir nori, jie nori eiti, jie nori grįžti namo iš tikrųjų. Iš tikrųjų tai yra tie žmonės, kurie lieka, kurie sutinka, jie nori, kad jie liktų su jais, bet ar tikrai norite, kad jie grįžtų į tokį kūną, kuriame dažniausiai nėra jokios vilties? Geriau suprasti, kad juos reikia paleisti, nes kai laikai, toliau tu ilgiesi savanaudiškai, tai tik dėl tavęs. Nenoriu, ilgėsiuosi jų, noriu, kad jie būtų su manimi, nežinau, ką daryčiau be tavęs. Tai buvo savanaudiška, nes iš tikrųjų aš išgyvensiu tai, kad sudarai sutartį, kai ateini. Ir šioje sutartyje taip pat sudarai išėjimo planą. Taigi visa tai suplanuota dar prieš tau ateinant į gyvenimą, kad žmogus būtų pasiruošęs eiti toliau. Jis įvykdė savo misiją, jis įvykdė viską, ką turėjo padaryti. Jis to sąmoningai nežino, bet tai yra plano dalis. Todėl gedinti žmogus nesupranta, kad jam laikas išeiti, jis grįžta namo. O tu turi tęsti savo gyvenimą pagal savo planą ir sutartį. Bet kokiu atveju pirmas dalykas, kurį jie nori pasakyti yra, aš išeinu iš čia, aš galėsiu išeiti, galiu grįžti namo. Supratau, kad niekada nebūni vienas.
Tai viena didžiausių baimių, kurią žmonės turim. Jie mano, kad mirę liks vieni, eidami į didžiąją nežinomybę. Ne, tai, kas nutinka, niekada nesi vienas ir būdamas gyvas. Bet to nesuvoki, nes kai ateini į gyvenimą, turi angelą sargą. Jei nori jį tai pavadinti angelą sargą arba specialiai tau paskirtą vadovą, jis turi būti su tavimi visą gyvenimą, jis turi tavimi rūpintis, jis turi būti šalia tavęs. Ir jis mėgsta tau padėti, bet negali kištis. Jis gali padėti tik tada, jei paprašai pagalbos, o jei paprašai, jis perima valdymą. Kartais tai gali būti miręs giminaitis, kuris tau paskirtas būti tavo angelų sargu, bet tu turi vieną ir jei tavo gyvenimas šiek tiek komplikuojasi, gali būti daugiau nei vienas, gali būti net 4. Visi jie rūpinasi skirtingais dalykais ir jei tavo gyvenimas staiga pasisuka kita linkme, kartais šie vadovai apsikeičia vietomis ir ateina kitas, turintis daugiau patirties tavo srityje nei tu. Todėl visada šalia turi ką nors. Taigi, kai iš tikrųjų miršti ir palieki kūną, aš juos vadinu pasveikintojais. Kažkas ateis tavęs pasitikti ir nuves ten, kur turėtum eiti. Dabar jūs visi tikriausiai jau buvote su kažkas mirštantis ligoninėje ir matantis nematomus žmonės aplink lovą, ir jums kada nors taip nutiko. Paprastai tai būna mirusiųjų giminaičiai. Jie mato juos stovinčius aplink lovą. Tai labai realu. Gydytojai ir slaugytojai stengiasi viską paaiškinti logiškai. Tai tiesiog dėl vaistų, deguonies trūkumas ir jie miršta. Tai labai realu. Kitos slaugytojos sakė, kad taip dažnai nutinka. Jos mato ten žmonės ir pastebėjo, kad jie visada laimingi. Taigi ir tai yra čia, žinote, ir jie žino, kad eis su savo vyru, giminaičiu ar kuo nors kitum. Taigi jei jų nėra, vadovas ar angelas sargas bus šalia, bet jūs visada turėsite ką nors, kas jūs nuves ten, kur turėtumėte eiti. Taigi, kai jie nunešami į kitą pusę. Paprastai, kai kalbu auditorijai, sakau, kad kiek iš jūsų kada nors patyrėte mirtį. Auditorijoje visada yra žmonių, kurie sako, kad patyrė mirtį. Man nesvarbu, ką sako gydytojai, tai labai realu. Savo darbe turėjau pakankamai įrodymų. Žinau, kad tai labai realu, bet daugumoje mirčių kai patiria žmogus arba eina tuneliu arba palieka savo kūną, jis eina link didžiulės šviesos. Ir niekada nepasiekia tos šviesos. Paprastai yra grąžinamas atgal, kol pasiekia tą šviesą. Matai, kažkas ten klausia, ar tikrai nori išeiti? Žinai, kad turi pasirinkimą, bet galbūt būtų geriau, jei grįžtum. Žinai, kad tavo šeimai tavęs reikia, tokie dalykai. Bet kartais yra kažkas, kas tau duoda pasirinkimą. Ar nori grįžti, ar tikrai nori eiti toliau? Tai tavo sprendimas. Bet kai jie nusprendžia grįžti, jie niekada nenueina iki tos ryškios šviesos. Aš žinau, kas yra ta ryški šviesa. Todėl jie iš tikrųjų nemiršta, nes jie nenueina iki galo. Ryški šviesa yra didžiulis energijos šaltinis. Galbūt net norėsite ją vadinti Dievu, jei norite, bet tai galingas energijos šaltinis. Ir kai iš tikrųjų palieki savo kūną ir miršti, tu eini per tą šviesą. O kai eini per tą šviesą, sidabrinė virvelė nutrūksta. Tuo metu sidabrinė styga, tu esi sujungta sidabrinė mūsų dvasios styga, kuri esi tikrasis tu ir kūnas visą laiką, kol esi gyvas, nes kiekvieną naktį išeini iš kūno. Visi tai daro. Dvasia, tikrasis jūs, įsivaizduokite, kaip jai būtų nuobodu sėdėti ir laukti, kol kūnas atsibus. Kūnas yra tas, kas pavargsta, tikrasis jūs nepavargsta. Todėl jis sėdi ir laukia, kol atsikelsite. Tiek to, judėkim toliau. Kai tik kūnas užmiega, jūs jau ištrūkę patiriate visokiausių nuotykių. Jūs keliaujate į dvasinį pasaulį. Kalbate su savo vedliais bei mokytojais ir gaunate nurodymus, arba lekiate kur tik norite pasaulyje. Lankote žmonės, juos stebite, darote ką norite, arba galite išskristi į kitus pasaulius, kitus matmenis. Jūs tai darote kiekvieną naktį, bet to nežinote, nes, visų pirma, jūs ir neturite to žinoti, tai per daug sumaišytų protą.
Vienintelis būdas, kaip tai prisimenate, jei susapnuojate, kad skraidote arba sapnuojate keistas, nepažįstamas vietas. Taigi mes kiekvieną naktį patiriame visus šiuos nuotykius, o ryte, kai ateina laikas grįžti į kūną, mes visą laiką esame sujungti. Sidabrinė styga, virvelė, tu esi pritraukiamas, taip sakant. Tave prisitraukia atgal iki tos vietos, kur vėl atsiduri kūne. Tada kūnas turi pabusti ir tu pasiruošęs tęsti savo kasdienį darbą. Taigi, kai iš tikrųjų numiršti, tu pereini per šį energijos šaltinį. Tuo metu sidabrinė styga iškart nutraukiama šios energijos. Kai tai nutinka, tu nebegali grįžti į kūną. Tai gyvybės kibirkštis. Kai tik ši gyvybės kibirkštis palieka kūną, jis iškart pradeda irti. Jei kada nors stebėjote mirštantį žmogų, žinote, kažkas išėjo, paliko jį, tuo momentu kūnas pradeda irti. Tada atsiduri kitoje pusėje ir negali grįžti. Vienintelis būdas būna vaiduoklių, būna žmonių grįžtančių ir perduodančių žinutes, pasirodymų, apraiškų, bet tai nėra pats tikrasis žmogus, nes jis nebegali vėl grįžti į kūną. Taigi, kai ten patenki, tave pasitinka su didžiulė meilė. Jokio pragaro nėra. Tikrai nėra. Aš ištyriau tūkstančius ir tūkstančius atvejų. Pragaro nėra. Pragaras yra bažnyčios išradimas. Ir suprantama, kodėl. Biblijoje jo niekada nebuvo. Niekada. Tai išgalvotas dalykas. Pragaro nėra. Mylintis Dievas taip nepasielgtų su žmonėmis. Tau leidžiame daryti tiek klaidų, kiek nori. Tau leidžiama grįžti ir daryti tai vėl ir vėl. Kol padarysi teisingai, jie nebaudžia tavęs vien todėl, kad suklydai ir nemeta tavęs į krosnį. Tai taip neveikia. Turi suprasti, kad padarei klaidų. Žemė yra mokykla, tai mokykla, į kurią ateini išmokti pamokų, tačiau tai tokia mokykla, kurioje negali peršokti klasės, bet gali tekti ją pakartoti. Jei neatlieki teisingai, turi grįžti ir daryti iš naujo, kol padarysi teisingai. Negali iš darželio peršokti į universitetą, tai neįmanoma. Turi išmokti pamokas, o tos pamokos nėra lengvos. Žemė yra mokykla, kurioje mokomasi emocijų ir ribotumų. Tai du pagrindiniai dalykai – emocijos ir ribotumai. To nemoko kitose planetose. Tai labai daug iššūkių kelianti planeta. Todėl ateini čia išmokti šių dalykų. Ir visos šios pamokos yra svarbios. Aš sakau žmonėms, kiekvienam nutinka blogų dalykų gyvenime. Toks jau gyvenimas, bet ką iš to blogo dalyko išmokai. Jei išmokai bent vieną dalyką, tai ir buvo tos patirties priežastis. Jei sakai, kad ničnieko neišmokai, tau teks grįžti ir pakartoti tai dar kartą, tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Viskas mus kažko moko. Tai ir yra esmė. Tai nėra lengva. Gyvenimas nėra lengvas. Problema ta, kad kai grįžtame, mes neprisimename, ko atėjome. Bet čia aš jau bėgu įvykiams už akių. Gerai, kai patenki į kitą pusę, aš atradau 3 skirtingas vietas, į kurias gali keliauti. Taigi, tu keliauji į vietą, kurią atitinki pagal savo vibraciją ir dažnį. Nes į nieką kitą patekti negali. Turi vibruoti būtent tuo dažniu. Kai patobulėjai, kai išmoksti daugiau, kiekvieną kartą miręs, pakilsi šiek tiek aukščiau ir dar šiek tiek aukščiau, skirtingos vietos kitoje pusėje atitiks tavo vibraciją ir dažnį, tau augant. Nori nebesusisukti ant to, ką vadinu karmos ratu, kai tiesiog sukiesi ratu, darydamas tas pačias klaidas, tu niekur nejudi, tu netobulėji, tu ničnieko nedarai, tu tiesiog žaidi tą patį seną žaidimą vėl ir vėl. Štai iš to užsukto rato mes turime ištrūkti. Taigi, 3 vietos, kurias radau. Pirma, papasakosiu apie žemutinį astralą. Žemutinį astralą, žinoma, visos šios vietos suskirstytos į daugybę kitų skyrių, taip pat priklausančių nuo tavo dažnio. Dėl žemutinio astralo, manau, niekam šiame kambaryje nereikės jaudintis. Įstrigę žemėje. Tai tie žmonės, kuriuos galime laikyti įstrigusiai žemėje. Jie gyveno tokį negatyvų gyvenimą, kad net nesuvokia, jog gali keliauti kur nors kitur. Viskas, ką jie žino, yra šis gyvenimas. Tai tokie kaip žudikai, narkomanai, alkoholikai, tie, kurie tiesiog nenori išeiti iš ten, kur yra. Labai negatyvų žmonės. Kai jie numiršta, jie nežino, kad yra mirę, nes mano, kad vis dar gyvena.
Jie nežino, kad kas nors vyksta. Ir jie taip pasimetę, nes numirė būtent tokios būsenos, kad vis bando vėl įsibrauti į kūnus, ko padaryti neįmanoma. Aš supratau, kad jokio apsėdimo nėra. Nėra jokių demoniškų būtybių, nes siela vienareikšmiškai saugo skydas. Bet jie bandys. Ir jie gali daryti įtaką, jei geri arba vartoji narkotikus. Tokios esybės gali daryti tau įtaką, bet matote, jie nesuvokiam, kad numirė. Ir ką jie bando daryti, tai patirti tuos pačius pojūčius per osmozę, šlaistydamėsi aplink geriančius ar vartojančius narkotikų žmonės, arba tuos, kurie žudo žmonės užkampio skersgatviuose, bandydami gauti tuos pačius pojūčius ir malonumus, kuriuos turėjo būdami gyvi. Na, pasitikėjęs, tas, kuris turi juos išvesti, yra ten. Jis kraipo galvą sakydamas, na kadagi tu ateisi? Ne, aš čia. Žinai, tu turi keliauti toliau, bet jie taip į tai įsitraukia. Tačiau po kurio laiko supranta, tai nuobodu. Aš negaliu gauti tų pačių pojūčių, negaliu to padaryti, negaliu grįžti į tai, kur, kaip maniau, turėčiau patekti. Nuobodu. Čia turi būti kažkas daugiau. Tuo metu jie pažiūrė aplinkui ir pamato tą, kuris buvo atsiųstas jų išsivesti. Tas sako, ar dabar jau pasiruošęs keliauti? Ir tada jie iškeliauja kartu ir jie visada pasitinkami su didžiulė meile, nes žinoma, kad jie tiesiog nuėjo neteisingų kelių. Ir viskas, ką jie turi padaryti, lankyti mokyklas, eiti pamokas kitoje pusėje, kad pasiruoštų grįžti vėl. Jei grįši per anksti, nebūsi pasiruošęs, nes tas negatyvumas persikels kartu. Taigi tai žemutinis astralas ir nemanau, kad kam nors čia reikės dėl to jaudintis, bet turėtumėte žinoti, kad jis yra. Vidurinis astralas, manau, yra atitikmuo to, ką bažnyčios vadina dangumi. Jis labai gražus, jis nuostabus, jie apibūdino taip pat, kad ten yra nuostabus ežeras, aplink ežerą kalvos, ten yra visokių namų. Jei nuspręsite, kad jūsų dangaus vizija yra gyventi tokiame pačiame name, kokį tik ką palikote, galbūt geresnėme, o gal norite gyventi pilyje, galite tai gauti. Jūsų supratimas apie tai, kas geriausia, kokia jūsų dangaus vizija. Ten jūs ir pateksite, kokiame name. Jei nuspręsite, kad norite praleisti amžinybę, gyvendami šiame name su savo draugais, savo mirusiais giminaičiais, jei tai jūsų amžinybės vizija, galite tai gauti. Tai yra tai, apie ką bažnyčios dažniausiai kalba kaip apie dangų. Tai nepaprastai gražu. Ore skamba muzika, jie sakė, kad spalvos tokios gyvos, kad kai kurie klinikinę mirtį patyrę žmonės parsineša tą spalvų prisiminimą, ypač gėlių. Ten yra milžiniški sodai, spalvos tokios neįtikėtinos, niekada nesate matę nieko panašaus. Ir jie prisimena, kai grįžta iš patirčių arti mirties, jie sako, kad net augalų ir kitų dalykų molekulės atrodo vibruojančios kurį laiką po to, kai jie grįžta, nes jų mintyse išlikęs tas spalvų prisiminimas. Kartą aš jų paklausiau, ar tai mūsų žemės augalų ir gėlių imitacija? O jie atsakė, ne, žemė yra labai skurdi imitacija to, kas yra ten. Jei galėtumėte įsivaizduoti gėlės, kurios niekada nenuvysta, rožės, kurios visada tobulos, eina kalba apie tai, kaip ten yra. Taigi tai nepaprastai gražu, taigi jie iškeliauja ir gyvena su savo giminaičiais, darydami viską, ką kada nors norėjo daryti šioje tobulo dangaus idėjoje. Vienintelė problema ta, kad tai netrunka amžinai. Reikalai klostosi ne taip, ką išmoktum, jei viskas tiesiog būtų tobulai, amžinai tobulo. Taigi po kurio laiko pasigirsta beldimas į duris ir kažkas sako, gerai, ar pasiruošęs pakilti ir peržengti savo gyvenimą, o tu sakysi, ką turi galvoje, aš čia kuo puikiausiai laimingas, aš nenoriu niekur eiti, čia juk dangus, aš nenoriu niekur eiti. Taigi, matote, tai veikia ne taip. Žinai, tu pabuvai čia šiek tiek laiko, bet dabar turime judėti toliau. Taigi, jie nusiveda tave pas peržvalgos tarybą. Ten yra tarybos, ten yra vyresnieji, ten yra mokytojai. Jie negali tau nurodinėti, ką daryti, bet jie čia tam, kad tau patartų. Taigi, tu pakyli ir žiūri, ir jie parodys tau tavo gyvenimą.
Jie parodys tau visą, ką kada nors esate padarę, kiekvieną žodį, kurį esate ištarę, kiekvieną žmogų, kurį esate palietę, girdėję ar bet ką kitą. Ir patikėkite manimi, į tai žiūrėti nėra lengva. Jie rodo tai labai objektyviai, bet rodo ne tik iš tavo perspektyvos, kaip tu į tai žiūri. Jie rodo tai iš perspektyvos kiekvieno žmogaus, su kuriuo buvai susijęs. Pradedi tai matyti jų akimis, iš jų požiūrio taško ir patikėkite manimi, tai skaudina. Nes staiga sakai, nežinojau, kad taip juos įskaudinau, nežinojau, kad tai, ką pasakiau, juos taip paveikė. Nes žinote, mes taip darome. Mes einame per gyvenimą, mes nekreipiame dėmesį į tai, ką darome žmonėms. Bet kitoje pusėje tu tai matai, tu matai tiksliai, ką padarėjai. Ir tiksliai, kaip tai paveikė kitus žmonės. Manau, jei daugiau žmonių tai suprastų, būtume geresni žmonėms, žinodami, kad tai sugrįž mums patiems. Nes tu neįstatai savęs į jų padėtį, bet jei pamatai, ką iš tikrųjų padarai tam žmogui, tada staiga sakai, aš turiu tai atlyginti. Tai yra karma. Negaliu leisti tam tiesiog praeiti. Turiu kažką padaryti, kad atlyginčiau už tai, ką padariau tam žmogui. Tada tu pasikalbi su kita siela, sakysi, na, nelabai gerai susitvarkėme, tiesa, turėtume grįžti ir padaryti tai iš naujo. Šį kartą tu būk vyras, aš būsiu žmona, tu būk motina, aš būsiu vaikas. Nes gali susikeisti vaidmenimis, kaip tik nori. Tai neturi jokio skirtumo, visiems tai tiesiog pjesė. Tai tiesiog žaidimas. Tai viskas yra pjesė. Aš turėjau žmonių praėjusių mirties patirtį ir kai jie yra kitoje pusėje ir žiūri žemyn į tai, jie sako, tai te buvo spektaklis. Aš matau visus aktorius užkulsiuose, besiruošiančius išeiti į sceną ir suvaidinti savo roles, bei apsirengti kostiumus. Tai nieko nereikšdavo, bet jie sakė, kai buvau ten, tai buvo taip intensyvu, buvo tiek daug emocijų. Ir aš buvau viso to viduryje, bet jie sakė, iš čia žiūrint, tai tarsi akies sumirksėjimas. Gali į tai žiūrėti iš dviejų skirtingų pozicijų. Mes įsipainiojame į iliuziją. Tai yra dalykai, kuriuos žmonėms svarbu žinoti. Ir tai yra žaidimas, tik spektaklis, bet mes vaidiname skirtingas roles. Tu turi kūną, tu esi kūnas, tai tik drabužių komplektas, kurį vadinu kostiumu, kurį apsivelki, kad suvaidintum šį vaidmenį šiuo metu. Kito etapo metu drabužių komplektai, kad ir kaip prie jų prisirištum, kad ir kaip jie tau patiktų, jie susidėvės. Galiausiai turi juos išmesti, o kai tai nutinka, tu tiesiog gauni kitą drabužių komplektą, kitą kostiumą, kad suvaidintum kitą vaidmenį, kurį turėsi grįžti ir atlikti iš naujo. Taigi turi susikurti šiuos planus ir sudaryti kontraktą su šiais žmonėmis. Gerai, grįžkime ir padarykime tai dar kartą. Pamėginkime šį kartą. Kartais jie būna perėję ištisą gyvenimų seriją su tais pačiais žmonėmis, darydami tas pačias klaidas, vėl ir vėl ir vėl. Ir galiausiai ateina laikas suplėšyti kontraktą ir pasakyti, tai neveikia. Tiesiog pamirškime tai. Mes bandėme, bet tai neveikia. Taigi, štai kas vyksta viduriniajame astrale. Aukštutinis astralas yra mano mėgstamiausia vieta, nes aš dievinu žinias. Aš tokia smalsi, mėgstu tyrinėjimus, noriu žinoti daugiau. Aukštutinis astralas yra ten, kur yra mokyklos, o išminties šventyklos komplektas yra mano mėgstamiausia vieta. Ir turite prisiminti, kad savo darbe girdėjau šimtus ir šimtus žmonių apibūdinančių tuos pačius dalykus vėl ir vėl ir vėl. Jei jie visi apibūdina tuos pačius dalykus, nežinodami, ką pasakė kiti, man tai suteikia pagrįstumo, nes tai tarsi mokslinis eksperimentas. Bet jie apibūdina išminties šventyklos kompleksą. Jis sudaro daug skirtingų dalių. Jos atrodo kaip milžiniškos šventyklos, kaip romėniškos šventyklos su didelėmis kolonomis. Viena iš dalių, apie kurią jie kalbėjo, yra gyjimo šventykla. Man buvo pasakyta, kad galėčiau padaryti didžiulę paslaugą žmonėms, pranešdama jiems apie tai. Nes nebūtina numirti, kad ten patektum. Gali ten keliauti meditacijos metu, gali ten keliauti savo sapnuose naktį. Įgyjimo šventyklą. Ir jie man parodė ilgas išsirikiavusių žmonių eilės. Jie ką tik numirė ir pirmiausia turi užsukti į įgyjimo šventyklą, tarsi apsivalymui prieš keliaudami toliau, ten, kur jiems skirta.
Ir jiems įeinant kiekvienoje iš šių dalių visada yra sargas ir šventyklos sargas. Pasitikėjęs atveda žmogų į vidų. Jie įveda žmogų į patį vidurį šio kupolo formos kambario. Kupolo viršus pilnas nuostabiausių akmenų, kiekvienos įsivaizduojamos spalvos ir šviesa krenta žemyn. Tai tiesiog nuostabu. Ji šviečia žemyn į grindis. Žmogus stovi šios šviesos centre ir yra maudoma šioje nuostabioje šviesoje. Ką ji daro? Ji pašalina bet kokius likučius, visko, ką teko patirti, galbūt mirties ar bet ko kito, ką patyrei tame gyvenime. Ji tiesiog viską nuplauna, kad galėtum keliauti ten, kur tau skirta. Bet jie sakė, jei žmonės norėtų ten nuvykti ir pasveikti, jie taip pat gali tai įsivaizduoti ir nuvykti ten naktį. Nes jie sakė, kad gali atskirti tuos, kurie nėra mirę. Jie mato iš paskos nusidriekusią sidabrinę virvelę ir jie žino, kad tie žmonės čia esama dėl kitos priežasties. Kita išminties šventyklos komplekto dalis yra gobeleno kambarys. Apie tai esu rašiusi daugybėje savo knygų. Gobelenas yra milžiniškas ir tęsiasi už mylių. Jis kabo ant vienos didžiulės sienos ir jį matę žmonės sakė, kad jis atrodo beveik kaip gyvas. Tai audinys, bet jis tarsi kvėpuoja. Jis beveik gyvas. Ir šiame gobelene yra daugybė gijų. Kiekvienas iš jūsų turi giją šiame gobelene. Tai gyvybės gija. Ir jūsų gyvenimo istorija yra šioje gijoje, šiame gobelene. Ir tai parodo, kaip viskas persipina ir susijungia, kaip mes visi darome įtaką vieni kitiem ir kaip mes visi esame susiję tarpusavyje. Taigi, tu esi ir vienis, ir kartu visuma. Kiekvienas daro įtaką kiekvienam kitam, tam tikrų būdų, viskam persipinant. Jie mums sakė, kad būtų labai svarbu žmonėms suprasti. Jūs nežinote, kaip stipriai veikiate kitus žmonės. Ką pasakote, ką padarote, tai veikia kiekvieną tavo gyvenime. Taip yra todėl, kad mes visi esame persipinę ir visi darome įtaką vieni kitiem. Todėl gyvenimo gobelenas yra labai svarbus. Galite matyti, kad mes visi, kai supranti šiuos dalykus, nebelieka išankstinių nusistatymų, nebelieka teisimo, nes mes visi esame tokie patys. Mes visi bandome kažko išmokti ir ištrūkti iš šių žiurkių lenktynių nuo karmos rato. Mes visi čia esame dėl tos pačios priežasties šioje mokykloje. Negali teisti žmonių. Jie tiesiog yra skirtingose savo augimo stadijose ir lanko skirtingas klases. Taigi gobelenas yra labai svarbus ir tai buvo paaiškinta keliose mano knygose. Jei skaitėte manasias apie tai, kas nutinka, kai žmonės įeina į gobeleną ir pereina į kitą pusę ir apie mūsų laiko suvokimą. Gerai, mano mėgstamiausia vieta yra biblioteka, nes kiekvieną kartą, kai ten nuvykstu, ten visada yra sargas. Žinoma, aš ne pati, ta prasme, aš ten nusivedu savo klientą, bet jaučiu, kad mačiau tai pakankamai kartų, kad žinočiau, kaip ten atrodo ir tai nuostabu. Ten yra bibliotekos sargas. Taigi, kai eini, aš ateinu kartu su žmogumi. Pirmas dalykas, ką jie nori žinoti, gerai, čia vėl tu. Ką nori sužinoti šį kartą? Jie mane pažįsta. Taigi, apie viską, ką rašiau savo tyrimus, aš užduodu jiems klausimus ir galiu gauti informaciją, nes bibliotekoje yra visa informacija, kokią tik galėtumėte įsivaizduoti. Būtent taip gavau informaciją. Rašiau apie žemės paslaptis, apie Atlantidą, visus šiuos dalykus lankydamasi bibliotekoje, nes bibliotekoje yra viskas. Tai yra visos žinios, kurios kada nors buvo ir visos žinios, kurios kada nors bus, kurių neįmanoma net įsivaizduoti. Viskas yra šioje bibliotekoje. Taigi, man tai pats mėgstamiausias kampelis ir jei norite, galite tai matyti kaip knygas, galite matyti kaip energiją. Žmonės klausia manęs apie Akašos įrašus. Jie ten irgi yra, galite gauti prieigą prie jų, bet tai tiesiog būdas, kaip norite gauti informaciją. Galite tai padaryti skaitydami arba atsiversdami rankraščius ar kaip tik norite ją gauti. Bet yra ir kitų būdų tai padaryti ir būtent kaip aš gavau daugybę dalykų, apie kuriuos parašiau. Bibliotekos pakraščiuose yra kambariai. Na, tai tiek šiandien, draugai, bus kita dalis, nes tokie ilgi įrašai nelabai žiūrisi. Todėl laukite kitos dalies. Gali būti, kad padarysiu taip, jog kita dalis bus kitame mano kanale. Taigi, dėkui draugai už jūsų paramą, dėmesį ir iki greito.